Geriausi sveikatos pokyčiai yra, kai jie daromi po truputėlį, reguliariai. Kai jie yra integruojami į kasdienius įpročius. Ir dažnai, pavyzdžiui, žmonės sako, na, aš noriu pradėti sportuoti, bet nežinau ką, koks yra teisingiausias sportas, teisingiausias sporto rūšis. Iš esmės, jeigu tu niekada nesportavai, jokio skirtumo. Pradėk kažką tais daryti ir būtų gerai, kad tai būtų šalia namų, kažkur patogu, pakeliui. Nes jeigu tau reikės važiuoti į geriausią pasaulio sporto šaką 1,5 valandos į priekį ir 1,5 valandos atgal po darbo, maža tikimybė, kad tu tą palaikysi. Ypač jeigu tu nesportavai ir tu nematai tame prasmės ir tau bet koks judesys iš vis yra naujiena. Eik į pilates, eik į jogą, eik į kalanetiką, eik laipiok uolomis, šok, nesvarbu ką daryk, bet integruok tai ir išlaikyk tą pokytį 66 dienas. Ne 28, bet daugiau, nes 28 dienos tai yra trupučiuką kaip ir toks mitas, kad įprotis integruojasi per tiek laiko. Ne, iš tikrųjų 2 mėnesiai ir daugiau.